Ačiū, Gabrielė. Good morning, ladies and gentlemen. My presentation will be in Lithuanian, so please switch your translation app, or you could simply enjoy the pictures and videos I will show you. Labas rytas, garbus kolegos, brangieji svečiai ir transporto sektoriaus entuziastai. Lietuvos geležinkelių grupė, LTG grupė, yra viena didžiausių organizacijų Lietuvoje. Pas mus dirba beveik 6000 žmonių. Ir mano kaip technologijų vadovo klientai pagrindiniai yra 3. Tai yra infrastruktūrą valdanti kompanija LTG Infra, keleivius veža LTG Link ir krovinius veža LTG Cargo. Šių įmonių norai, poreikiai, technologiniai pageidavimai yra labai įvairūs ir labai dažnai skiriasi, nes turbūt suprantate, kad ir naudojama infrastruktūra tikrai yra skirtinga. Kas įdomu, dirbant technologijų sektoriuje, niekad netrūksta naujų burtažodžių. Vandenilis, atsinaujinantis ištekliai, blockchainas, Internet of Things, 5G, dirbtinis intelektas, tai nesibaigia niekad. Ir vienas svarbiausių klausimų technologijų vadovui, o kodėl mes šito dar neturim, arba kodėl kiti naudoja, o mes ne. Ir ši tema būna iš tikrųjų sudėtinga dėl to, kad su kai kuriom technologijom pavyksta susidraugauti, jos tampa mūsų infrastruktūros pagrindu, su kai kuriom tos kalbos mes iš tikrųjų niekad ir nesurandam. Ką darysi? Bet paaiškinimas, kodėl tai yra, mane iš tikrųjų surado vieną kartą domintis to paties dirbtinio intelekto srityje. Kaip atsiranda naujovės žmonių galvose? Tokie du mokslininkai sugalvojo patyrinėti žmogaus pasitikėjimo priklausomybę nuo žinių apie konkrečią temą. Ir atrodytų viskas paprasta, kuo daugiau žinau, tuo daugiau pasitikiu, ar ne? Bet iš tikrųjų situacija yra visai kitokia. Pasirodo, kreivė turi kelis pikus ir jinai turi vieną didelę duobę. Kas svarbu technologijų vadovui? Kai perskaičiau vieną straipsnį arba pamačiau vieną video, mano pasitikėjimas šauna į viršų, duok man šitą daiktą. Ar ne? Bet praeina kažkiek laiko, sužinau, kiek daug nežinau. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, kas įdomiausia, pasitikėjimas nebegrįžta į 100%, nes ten visą laiką yra dar beprotiškas kiekis galimybių. Ką daryti? Kai kurios technologijos veikia, kai kurios neveikia. Bet visi pačioj pradžioj nori. Ką daryti ir kaip daryti? Mano atsakymas – bandyti, nes paprasčiausiai reikia veiksmo. Antras svarbus etapas yra duobė. Kada pasitikėjimas krenta, visi numoja ranką ir sako, nieko čia nesigaus. Ko reikia šiuo etapu? Šiuo etapu reikia įrodymų, kad iš tikrųjų pavyko arba nepavyko. Tad mano istorijos yra apie tai, kaip mes LTG grupėje bandome dirbti su inovacijom, su naujom technologijom ir iš tikrųjų bandydami, ruošdamėsi tų technologijų diegimui, norėdami suprasti ir turėdami viziją, kam mes tai naudojam. Mano pirmoji istorija yra apie eismo saugą. Ir nepaisant daugybės priemonių, kurias mes naudojam, norėdami užtikrinti, kad galų gale tose pačiose pervažose būtų saugu, į metus mes turime iki 10 įvykių, kai yra sužalojami žmonės arba sugadinamas turtas. Ekrane kelios nuotraukos iš šių metų įvykių. Na ir ką tu padarysi, kai kurie vairuotojai vis dar galvoja, vienaip ar kitaip pralėksim. Nepralėksit. Traukinys yra didelis ir sunkus daiktas, jo stabdymo kelias priklausomai nuo oro sąlygų gali būti nuo pusės kilometro iki viso kilometro, tad šios avarijos yra problema. Kai kalbam apie greitaeigius traukinius, tai yra daiktą važiuojantį 250 km/h, čia jau kalbu apie Rail Baltica, situacija, turbūt suprantate, yra dar blogesnė. To vietoje mes, aišku, neturėsim pervažų, bet problema išlieka ir mes norim su ją darbuotis, nes
Tikrai kiekviena žmogaus gyvybė yra svarbi ir čia jos neįvertinsi jokiais pinigais. Mūsų bandymai. Žinoma, kiekvienas iš šių įvykių yra nagrinėjamas labai atidžiai ir apatinėje nuotraukoje dešinėje jūs matote mūsų linkų, tai yra keleivių pervežimo kompanijos kolegų bandymą dirbti su vaizdų atpažinimu ir ko mes ieškom dirbtinio intelekto pagalba, ieškom, kaip tas žmogus elgiasi vienoje ar kitoje kritinėje situacijoje. Ne visos jos baigėsi susidūrimais, bet kitos mums taip pat yra svarbios. Nuotraukoje kairėje viršuje yra, kaip tik salėje yra kolega Giedrius, su kuriuo mes darėm mūsų vadinamųjų lidarinių kamerų bandymus. Kuo jos skiriasi nuo paprastų, jos gali matyti trimatį vaizdą, jos gali matyti objektus esančius už objekto, tai reiškia, galbūt stovi vagonas, už jo eina žmogus. Ir kam viso šito reikia? Ogi viso šito reikia tam, kad tos pačios pervažos arba mūsų eismas būtų saugesnis. Kaip tai turėtų veikti? Gauname signalą, kad įvyko kažkoks tai objekto patekimas į zoną, kuris neturėtų būti. Natūralu, kad turėtų būti signalas informacinėje sistemoje, kažkas įvyko. Na ir ilgalaikiai perspektyvoje galbūt pakyla dronas, na ir pajokaukim, aprėkia tą žmogų, kuris eina į uždarytą pervažą. Žinoma, jis gali budėti, jis gali laukti traukinio, tai reiškia, žinom, kad atvažiuoja traukinys, pakilo dronas ir jisai budi toj pervažoj. Tai reiškia, proaktyviai priskrenda prie to žmogaus, na ir, nežinau, raudona galbūt lemputė turi viršuje, ar ne? Ko mums reikia dirbant su šita sistema? Prisipažinsiu, kad iš tikrųjų vaizdų atpažinimas yra sudėtinga tema. Mūsų aplinka yra nestabili ir yra labai daug jau veikiančių sprendimų, netgi Lietuvoje gaminantis automobilių dalis kolegos, jie naudoja vaizdų atpažinimą, ten neteisingų sujungimų identifikavimų ir panašiai. Mes jau turėjom kelis pilotinius projektus, kur tiekėjai iš tikrųjų pasakė, kad nesigauna. Įskrenda maišelis, sujuda medžio šaka, atvažiuoja automobiliai, kurių nėra mūsų dirbtinio intelekto bazėje, tai reiškia, jis neatpažįsta šito objekto, gaunam vadinamųjų tų false signalų pakankamai daug, na ir iš tikrųjų būna dirbti sunku. Bet tai yra natūralu, reikės išmokti, visos technologijos turi praeiti tam tikrą brandos lygį. Antroji istorija yra apie mūsų turtą. Vytis, kolega mūsų, turi virš 3000 km bėgių visoje Lietuvoje. Mūsų įmonės turi lokomotyvų, vagonų, turim daugybę pastatų. Tai visą šitą ūkį reikia prižiūrėti. Ir istoriškai turbūt žinot, buvo mums keli labai sunkus metai ir finansiškai ir kitom prasmėm. Tad investicijų tikslingumas tapo labai svarbus. Reiškia, remontuoti reikia tada, kai reikia, ten, kur reikia ir tai, ką reikia. Kaip surasti atsakymus į šitos klausimus? Šiandien mes dar turim labai daug rankinio darbo. Ir vėlgi nepaslaptis, jaunimas nenori studijuoti inžinerinių profesijų, jūs tikriausiai tą žinot. Jeigu pasižiūrėt statistiką, skaičiai tikrai yra liūdni. Todėl ir darbuotojų mums trūksta. Tiem patiem, kurie būtų pervažuose, tie patys, kurie prižiūrėtų mūsų kelius, tad mes su mielu noru norėtume automatizuoti šitas veiklas. Ir ką galima padaryti? Mūsų flagmanas, diagnostinis lokomotyvas, jau renka daugybę duomenų. Kaip turbūt ir bet kuris įrenginys jūsų darbovietėje, nes pats bukiausias geležinis daiktas šiandieną jau yra pilnas duomenų. Na, bet žinot, kaip sako angliškai, a fool with a tool is still a fool, ar ne? Reiškia, reikia išmokti skaityti tos duomenis ir suprasti, ką reiškia 20, 30 ar kažkoks tai grafinis elementas. Mes mokomės parinkti fizikinius parametrus, mes mokomės atpažinti vaizdus, mes mokomės dirbti su šito beprotišku kiekiu duomenų. Tas jau buvo telekomunikacijose, kai perėjom prie minutinės apskaitos, tas buvo energetikoje, kai turim valandinę apskaitą elektros vartojimo. Mūsų duomenų kiekiai irgi didėja eksponentiniu greičiu. Labai gerai, kad gyvenam debesyje, tikrai rekomenduoju, kas
dar turite savo sistemas vietoje, naudokite debesijos paslaugą, yra greitas ir patikimas sprendimas. Kam visą tai? Kolegos iš Cargo jau pradėjo eksperimentus su vadinamaisiais apžiūros robotais. Yra tokie šuniukai, kurie gali ateiti prie išvažiuojančio traukinio ir primenu, kartais būna blogas oras, reikia praeiti pusės kilometro ilgio traukinį, apžiūrėti paprastus dalykus, ar nekaista guolis, ar nebėga tepalas, ar sankaba veikia ir tai yra sujungta. Visą tai gali padaryti toksai daiktas. Jisai gali turėti įvairias kameras, infraredinę, ultragarsinę, jis gali siūsti nuotraukas, video. Esminis klausimas, ką daryti su šita info toliau, kaip išmokti ją valdyti. Primenu, duomenų kiekis beprotiškas. Mes taip pat naudojam ir dronus. Didžiausia sėkmė yra mūsų teritorijų priežiūroje, nes teritorijų, kaip turbūt suprantate, turime labai daug, bet dronai bus naudingi mums ir elektrifikuojamų ruožų priežiūrai. Turbūt žinot, kad iki Klaipėdos šiuo metu vyksta elektrifikavimas ir kontaktinio tinklo būsenos nustatymas nuo primityvių dalykų šalia augančio medžio iki kažkokio užkritusio daikto tikrai gali būti apžiūrimas su dronu. Na ir visos priemonės, kurios yra papildoma pagalba žmogui, tam pačiam jaunimui pritraukti, tai reiškia turėti įrangą, kuri galėtų tau perduoti duomenis, o ne vaikščiotum su kažkokiu tai plaktuku ar dar kažkokiu bukesniu įrenginiu. Trečioji istorija yra apie ofisų žiurkėnus. Žinot, yra toksai terminas. Ir natūralu, kad biure, nežinau kaip pas jūs, bet bent jau didelėse organizacijose, kur man teko dirbti, yra beprotiškas kiekis dokumentų. Jų tikslas, kad procesai veiktų taip, kaip reikia, ar ne? Ta galima padaryti įdiegiant tam tikrą logiką į IT sistemas, bet ne visada tai galima padaryti. Yra daug subjektyvių dalykų, yra besikeičiančių dalykų, yra sistemos, kurias sunku konfigūruoti. Kaip mes bandom spręsti šitą problemą? Paleidom vadinamąjį chatbotą, lietuviškai pokalbių robotas turbūt, ne? Primaitinom jį konkrečių atveju mūsų HR dokumentais, sutartis su profsąjunga, vidinės tvarkos, politikos ir kiti panašus reikalai. Ir ką gali padaryti darbuotojas, jisai gali paklausti, kaip man gauti viršvalandžio apmokėjimą, kaip išeiti atostogų, kiek man priklauso valandų, jeigu aš esu 2 vaikų iki 16 metų tėtis. Man nereikia skaityti dokumentų, man nereikia kankinti kolegų, kurie yra šalia. Ir, taip sutinku, šiek tiek prarandamas žmogiškasis faktorius, bet iš tikrųjų robotukas kol kas veikia neblogai. Primenu, kad tai yra pilotukas. Kokia yra vizija šio sprendimo, kuri man yra labai artima? Mums reikia tų dokumentų dėl 2 priežasčių. Viena, kairėje, kaip tai daroma jūsų organizacijų. Kaip užsisakyti komandiruotę jūsų konkrečioje įmonėje. Viešbučio ieškoti man pačiam, bilietus kartu, apmokėjimas, dokumentai ir taip toliau. Na ir antroji, dešinė pusė, kai aš atlikau kažkokį tai veiksmą, ar aš nepadariau klaidos. Jeigu aš esu finansistas ir sąskaita 1 000 000 eurų, tikėtina, kad jie yra kitoks procesas negu sąskaita už, 32 eurus, ar ne? Papildomas tvirtinimas ir panašiai. Ieškoti tvarkų, skaityti dokumentus? Nemanau. Mūsų vizija yra tokia. Jeigu aš noriu sužinoti, man turi pateikti atsakymą mano skaitmeninis kolega. Kaip inicijuoti projektą? 1, 2, 3, 4, 5 žingsniai. Su nuorodom, su galimybė daryti tą automatiškai. Ir kaip patikrinti, ar darau teisingai? Pamenat, Microsoft Office sąvaržėlę, tokia išlįsdavo kažkada, tai ir vis siūlydavosi padėti. Iš tikrųjų, tai yra sprendimas. Sprendimas, kuris atlikus kažkokį tą veiksmą, nekeičiant IT sistemos, gali išlysti ekrane ir pasakyti, patikrink šitą klientą, nes mano naujausia informacija sako, kad jis pateko į sankcionuotų įmonių sąrašą. Tikiuosi, kad to dokumento reikės skaityti vis mažiau, kad tos biurokratijos bus mažiau.
Nes iš tikrųjų mūsų grupėje šiandien jau virš 4000 žmonių turi galimybę naudotis Microsoft Copilot produktu. Tai yra vienas iš dirbtinio intelekto produktų. Didelė dalis, aišku, generuoja paveikslėlius. Tas irgi yra labai smagu dėti į skaidres. Bet yra ir kitų panaudojimų. Aš vis dažniau pastebiu, kad žmonės vienu ar kitų pristatymų metu paklausia statistinės informacijos. Paklausė, šitas skaičius yra gerai, blogai, reikėtų jį koreguoti, kaip yra kitose įmonėse ir panašiai. Juk vadovo darbas priimti sprendimą neturint visos informacijos. Ir dirbtinis intelektas yra įrankis, kuris ateina į mūsų gyvenimą. Manau, kad nedaug kas iš jūsų naudoja Excelio what if funkcionalumą ir tokio funkcionalumo, kurio mes nenaudojame mūsų įrankiuose, yra labai daug. Bet tam, kad įgyvendinti rytojaus pažadus, iš tikrųjų būtini šiandienos rezultatai. Ačiū.